Aš negaliu jokių vaistų vartoti, aš visko netoleruoju. Ir viskas su tais žmonėm yra gerai. Bijo vartoti vaistus, nes tai yra chemija. Papildų vartoti, tai nebijo kažkaip. Mėgsta nuomonės formuotojam duoti tekstą paskaityti, kad čia labai padėjo ir išeina, kad tas nuomonės formuotojas ten 50 papildų per dieną geria. Žmonės paklauso, nusiperka. Tada jiems būna blogai nuo tų papildų, nes paaiškėja, kad jiems prie jų gretutinių ligų negalima. Net vaistinėje esantis papildas nėra kažkuom geresnis už tai, kad jis yra vaistinėje. Nes kai kurie tie papildai iš tikrųjų yra kaip kosmetikos priemonės patvirtinti. Placebas kartais padeda. Tai irgi gydymo metodas yra. Taip. Ką man dabar pagerti? Neegzistuoja niekas, ką reikia biški pagerti. Parinkimas jisai yra pagal žmogų. Kokie paciento lūkesčiai, ko jis iš to tikisi? Vaistai gydo. Čia esminė žinutė, ne? Visų šitų dalykų reikia tada, kai jų reikia. Sveiki, čia gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė ir dar viena Gastro paprastai laida, kurioje kartu su gydytoja klinikinė farmakologė Eglė Kolojanskė kalbėsime apie vaistus, papildus, be mitų, apie vartojimo klaidas ir kaip jų išvengti. Tai labas, Eglė. Labas. Tai gal pradžiai supažindinkime žmonės, kas apskritai tas yra gydytojas klinikinis farmakologas ir kada jau atėjo laikas į jūs kreiptis. Gydytojas klinikinis farmakologas, iš tikrųjų visada dar iki šiol šitą sakau, nes aiškumo yra labai daug, nes farma iš karto ten asocijuojasi su viskuo ir blogai ir gerai. Tai gydytojas klinikinis farmakologas yra toks, kuris baigia 6 medicinos magistro kursus ir klinikinės farmakologijos rezidentūrą. Ir čia toks žmogus yra kaip specialistas, atsiprašau, ir žmogus, aišku, tam, kad užtikrintume racionalų vaistų vartojimą. Taip. Racionalus vaistų vartojimas apima labai daug dalykų, nuo to vadinamo vaistų suderinamumo, ką labai dažnai girdim viešose erdvėse, vaistų dozių parinkimą individualiai, iki jau tokių kaip labiau retų dalykų, tai farmakogenetinio, dar kai kuriuose laboratorijose privačiose vadinamo vaistų toleravimo tyrimo, nors iš tikrųjų farmakogenetinis tyrimas tai yra toks, kur turim ištirti genus fermentų, kurie dalyvauja vaisto kelyje, kai jis yra jau organizme. Taip. Ir kiekvienas, kadangi esam ypatingas, ir labai dažnai yra pacientų, kuriem netinka. Tu keiti ten klaidų bandymų metodų, žodžiu, žaidi, iš tikrųjų dažnai ir nelabai gali kito kelio pasirinkti, bet kai kuriais atvejais gali pasirinkti tokį tyrimą ir tada jau viskas paaiškėja, kad tarkim yra kažkokie pakitimai tame gene, fermente ir mes galim tada jau tikslingai tą gydymą parinkti. Tai žodžiu, nuo tokių visiškai paprastų, kas yra vaistų peržiūros, mes taip vadinam, arba jau tokių jau sudėtingų, tai žodžiu visas diapazonas. Iš esmės, gydytojas klinikinis farmakologas tai yra kaip ir visi terapiniai gydytojai, ne? Tai terapiniai gydytojai aš turiu omeny, tai ir tu gastroenterologė, reumatologai, pulmonologai, tai mes, ta prasme, mūsų tas pagrindas yra iš ten pat. Taip. Tai tik tai, kad specializacija jau yra vaistuose. Ir dar galvoju, kas yra įdomu apie farmakologus, tai kad mes visas amžiaus grupės gydom. Ta prasme, mes galim ir visai leliukus gydyti, ir labai suaugusius, ir labai vyresnius žmonės. Taip. O ar gali būti tokia situacija, kad, žmogus sako, aš negaliu jokių vaistų vartoti, aš visko netoleruoju, ką tik pradedu vartoti, man atsiranda kažkokios šaltinės reakcijos, tai ten pykinimas, vėmimas, tai ten išberia. Ar yra tikrai tokia žmonių grupė, tas procentas, kur, bet kokį vaistą ar ten papildą įdėtum, jis tikrai netoleruos?
Yra ir ta prasme viskas su tais žmonėm yra gerai. Čia reikia gal čia akcentą uždėti, nes mes linkę, kaip visuomenė, ir gydytojų visuomenė, ir bendra visuomenė, ne, kad čia, žodžiu, išsidirbinėja, žodžiu, teisiam čia šitą, kad netinka jam niekas. Tai dažnai būna paprastos priežastis, kad iš tikrųjų tiktų, bet kažkas yra daroma netinkamai, ką reikia minimaliai pakoreguoti, bet iš tikrųjų yra toks sindromas, vaistų netoleravimo sindromas. 2 procentai pasaulio populiacijos nieko netoleruoja ir taip jau yra. Kitas dalykas, aš ką jau apie tą genetikos tyrimą, farmakogenetinį tyrimą minėjau, tai dažnai būna, kad tu grinai girdi tau vaistų sąrašą, kurį vardina, ko netoleruoja ir tu jau žinai, kuris genas yra pakitęs. Ir tada tiesiog nusiunti patvirtinimą. Tiksliškai jau nusiunti. Taip. Supratau. Yra dar irgi tokių atvejų, kai, vis tiek, tokių gal įsibaiminimų, nesakyčiau visuomeniai, kad bijo vartoti vaistus, nes tai yra chemija. Bet tarkim, ką pastebiu, papildų vartoti, tai nebijo kažkaip. Ir tikrai būna atveju, kai ateina su 12, ten, žinai, papildų buteliukų išsidėlioja viską ir sako, aš vartoju, čia, kad man būtų geriau, bet man kažkaip negerėja, man vis tiek ten pilva pučia, ten duštinimas pasikeitęs. Tai kodėl ta tokia nuomonė yra, kad kaip ir vaistų žmonės kratosi, jie taip privengia, bet su papildais tai viskas okei, ir čia vartosim ir čia gal bus geriau. Kodėl ta tokia nuomonė dviprasmiška? Čia yra iš senų senovės, labai gerai nudirbti mitai. Kaip čia ir su skiepais, ir su vaistais, ir ten ta visa chemija, kaip mes ten čia su H žodis prasideda. Ne? Tai žodžiu, iš tikrųjų yra kažkoks toks įsibaiminimas, visi velka po tokiu požiūriu, kad aš natūraliau kažką pabandysiu, bet klausimas to natūralumo yra, man bent jau asmeniškai, tai jis yra labai didelis, nes ta prasme natūraliausia, tada, jeigu mes tą tokią tikrą natūralumą įmame, tai yra nieko nedaryti. Čia labai gal taip baisiai pasakysiu, bet kai ten kokių antibiotikų dar neturėjom, tai labai natūraliai gyvenom, trumpai, bet natūraliai. Tai iš tikrųjų pagrindinis dalykas su vaistais ir su papildais iš tikrųjų, tai yra, kad visų šitų dalykų reikia tada, kai jų reikia. Taip. Jeigu jų nereikia, tai jų nereikia. Čia yra labai labai paprasta. Ir kitas dalykas, yra labai daug sudedama lūkesčių į tą panacėją. Tai panacėja kaip pasidaro, kad mes, pavyzdžiui, vaistų reklamuoti negalim. Taip. Ypač receptinių, ten nereceptinius, tai gal dar kažkokios reklamos yra, bet vis tiek pagrinde iš verslo pusės viskas vyksta ant papildų rinkos. Aš galvoju, dabar jau senokas tyrimas, žiūrint dabar iš dabartinio taško 21 metų buvo atliktas, kad Amerikoje ten vos ne 50 milijardų išleidžia ant reklamos, bet uždirba ten 6 kartus daugiau tada. Aš gal biškį skaičius čia hiperbolizuoju, bet principas yra toks, kad iš tikrųjų iš to vyksta labai didelis pinigų sukimasis. Tai automatiškai, kai tu labai matai eteryje, ypač matai, pavyzdžiui, ten žmonių liudijimus, kaip mėgsta nuomonės formuotojam duoti tekstą paskaityti, kad čia labai padėjo ir išeina, kad tas nuomonės formuotojas ten 50 papildų per dieną geria. Nežinau, kada dirba, bet nes vis tiek taip yra ką veikti, susidėlioti. Tai žodžiu, tai čia yra viskas apie tą, tokia, kaip sakai, ten nebyli kova, finansinė, o kitas dalykas, tai kadangi vaistai gydo, čia esminė žinutė, kadangi vaistai gydo, jų įrodymus pasiekti yra daug sudėtingiau, tai reiškia, kad mes pirmą turim ten iš viso surasti kažkokią vaisto molekulę, kuri kažką daro, tada įsitikinti gyvūnų, ten, aišku, laboratorijoje, tada gyvūnų studijos, tyrimuose, kol daeinam iki žmonių tyrimo, kad tikrai nekenkia, tikslas yra pažiūrėti saugumą, kad nekenkia ir galų gale, kol mes jau tą vaistą turim rinkoje kaip veikianti,
tam tikrai indikacija, ne, su tam tikru tikslu, siauru tikslu, tai nėra, kad va, žiūrėkit vaistas, dabar vartokit visi, kas norite, ne, tai vat čia dar tas yra apribojimas, nes papildas tai yra, va, žiūrėkit papildas, imkit visi, ne, nu, iš esmės, tai nesvarbu, apie ką tas papildas, ar jisai ten turi ten kokių vitaminų pagrindą, ar turi kokių žolelių pagrindą, ar dar kažką, tai iš esmės nieks niekada nežino, kam, ne? Tai žodžiu, tai vaistas, kol ateina, jisai labai išbrangsta, jam patekti į rinkas yra daug sunkiau, nes jisai turi vieną siaurą tą vietą, kur gali būti naudojamas, tada pasijungia, aišku, visi kiti mechanizmai, kas yra valstybinis ten kompensavimas, pavyzdžiui, taip toliau. Žodžiu, ir labai apskritai yra sudėtinga šita dalis. Ir kažkodėl, nežinau, iš tikrųjų dar šito paaiškinimo tai didelio neturiu, bet, kaip istoriškai, tai ką mes turim Big Pharma, čia, žodžiu, mus skriaudžia, ten kažką mum daro, bet iš tikrųjų, o kodėl mes tos Big papildų farbos, pamirštam, nes čia didesnė žala dažnai būna, nes tiesiog žmogaus pasirinkimai turi lūkesti, kad, pavyzdžiui, geriau virškins ir išgirdai kur nors, kad ten kažkoks papildas padarys. Ir vartoji, o pavyzdžiui, gal tau negalima. Gal, ta prasme, gal ten 97% populiacijos galima, bet va tau negalima, ne? Tai yra labai sudėtinga, tai iš tikrųjų per mūsų konsultacijas ambulatorinės, tai mes viską žiūrim, ta prasme, ir vaistus, ir papildus, ir tikrai būna, kad atsineša, kad paaiškėja, kad iš tų 20 dėžučių yra tik tai 3 vaistai, ne? Ir tie ten 17 yra sudubliuoti, perdupliuoti, perdaryti papildai, kurių galbūt net iš vis nereikia. Ir jie nori jaustis gerai. Nori, kad pilvo nepūstų. Tai reikėtų vis tiek peržiūrėti. Ir va čia irgi labai surezonavo, ką tu ir minėjai, kad tikrai paklausiau, tai kodėl jūs tiek vartojate? Ai, tai mačiau reklamą, ai, tai ten kažkas pasidalino, ai, tai internete paskaičiau, ai, tai čia suvedžiau iš vis ten į ChatGPT, man čia tokie simptomai ir man ten kažkaip išmetė, kad reikėtų gal tokių papildų. Tai net kartais žmonės vartodami, jie net nelabai supranta, kam jie ir dėl ko vartoja, jie galvoja, kad ai, gal pavartosiu profilaktiškai, blogiau nebus. Tai ar iš tiesų reikia profilaktiškai tos papildus vartoti, o gal kaip tik yra, tam tikros irgi indikacijos, kada reikėtų, ir gal tu pati patartum, ko jau tikrai reikėtų mums visiems, tarkim, ypatingai mūsų regione gyvenant, o kur ten tiesiog yra perteklinis tas vartojimas. Tai taip, iš tikrųjų, viską, ką vartojate, ta prasme, aš netgi sakyčiau iki tokio lygio, kad kai eina kalba ten apie kokias vaistažolių arbatas, ne, tai net ir jos turi būti su tikslu, ne, aš taip kaip pavyzdį, ne, sirguliuoju biškį, tai aviečių arbata labai geras dalykas, ne, šiaip negeriu, bet peršalimo metu geriu. Papildai, pavyzdžiui, peršalimo metu, ne, ten cinkas papildomai. Šiaip, dauguma vitaminas C, ne, turi įrodymus, ne, kad jie truputį padeda tam uždegimui atsitraukti, greičiau organizmui susitvarkyti, nes tiesiog, tuo metu reikia tokių išteklių. Paprastai sveikam žmogui pas mus Lietuvoje ko reikia? Omega 3, jeigu nevalgom žuvies. Ir tas valgom žuvies irgi jisai yra, toks labai apibrėžtas. Aš, pavyzdžiui, pagal savo įpročius galvoju, aš nevalgau žuvies ten 3 kartus per savaitę. Neturim tokio įpročio tiesiog ir tada automatiškai tu turi papildyti savo racioną tuom, ko tu neduodi su maistu. Ne? Tai papildas tą ir reiškia. Iš tikrųjų, čia yra esmingas momentas. Tada kitas dalykas yra vitaminas D. Nors vitamino D vis tiek yra rekomenduojama tyrimus atlikti, ypač vaikų amžiui vitamino D tiek trūkumo, tiek pertekliaus simptomai gali būti vienodi, tai pagal simptomus ten sunkiai išbursi, norėtųsi tą tyrimą turėti. O daugiau
sportuojantiem kokiam, aš sakyčiau, ten magnį, jeigu tempia, ten mešlungiai, bet vat ir tai va, jau tikslą pasakiau, ar ne? Priežastį, ne? Aš, pavyzdžiui, magnį geriu, kai man prasideda tikas akies, nes nu, tiesiog toks būna išsekimo pirmas žingsnis. Tai vat, jeigu, tarkim, tu nevartoji visiškai žuvies, tai jau visą gyvenimą reikėtų tą omega-3 vartoti, taip išeina. Ir apskritai mes nelabai ir turim šviežios žuvies. Nu, vis tiek daugiau užšaldyta ta žuvis yra, tai vėlgi klausimas, kad ir ten valgysi tą žuvį, ar tu tikrai ten tiek pasisavinsi. Jo. Dar galvoju apie geležį, žinai, jeigu apie mitybos va tokius ypatumus, ne, nes vis tiek yra vegetarų, ne, veganai, ta prasme, tai jie jau automatiškai, nu, jie yra geležies trūkumo toj tokioj raudonoj kreivėje, ne, kad rizikoj, tai irgi jau geležis turi būti, nu, kasdienos dalykas. O kaip, pavyzdžiui, atskirti žmogui tą kokybišką papildą nuo tiesiog gražios pakuotės? Gal yra kažkokie kriterijai, kur, na, žmogui renkantis, nes tikrai ta papildų rinka, kaip ir kalbėjai, yra, nu, labai plati ir ten, kad ir paimsi tą patį magnį, ar ten geležies papildus, jų yra tikrai įvairiausių ir kaip vat atsirinkti, nes žmonės klausia, tai ką man dabar pagerti, gerai, yra ten geležies trūkumas, yra ten magnio trūkumas, tai kokį man dabar čia pasirinkti, pagal ką atsirinkti, kad, na, tikrai pataikytų tas žmogus, kad ne šiaip bele ką ten vartotų. Tai šiaip pirmas dalykas, kuris gali padėti, tai pasižiūrėti apskritai, ar tas papildas yra pranešęs apie save, kad jis egzistuoja, ne? Nu, tai ta notifikacija vadinama. Tai ten nėra toks sudėtingas tikrai procesas, kaip aš pasakau apie vaistus, bet, nu, kažkiek jie turi pateikti dokumentų, pagristų apie gamybą, bet kaip sakyt, aš asmeniškai tikrai nesu nei nagrinėjusi, nei ten kažkaip lyginusi ten skirtingų ten tų gamintojų papildų dalykų, tai labai sunku iš tą klausimą atsakyti, nes tokio dalyko teoriškai nėra kaip kokybės kontrolė, praktiškai jinai gali būti, nes jinai yra priklausoma nuo gamintojo ir jo atsakingumo, kaip jisai žiūri apskritai į savo produktą, ne? Ar jisai tiesiog, nu, daro ten serijas ir tiesiog, nu, tiekia visiems, ar jisai, nu, iš tikrųjų rūpinasi savo tą visą liniją. O šiaip tikrai neturiu čia patarimų. Aš netgi esu girdėjusi, kad netgi yra tas pats papildas, bet tarkim jo partija gali skirtis, ar čia yra tiesiog? Taip, nes nėra kokybės kontrolės. Vaisto, pavyzdžiui, nu taip yra neįmanoma, nes tai iš karto nepateks į rinką. Aš šiaip net galvoju, net jeigu, nu kaip liūdna sakyt, bet čia mano nuomonė yra, bet net vaistinėje esantis papildas nėra kažkuom geresnis už tai, kad jis yra vaistinėje. Nes dar dažnai, nu, vaistiniai dabar mes turim apskritai ir kosmetiką, ne, galim tušo nusipirkti ir lūpdažę, tai ta prasme, tai toks jau eina biški disbalansas, nes kai kurie tie papildai iš tikrųjų yra kaip kosmetikos priemonės patvirtintos. Tai vat vėlgi, čia toks labai, nu, sudėtingas, aš tai galvoju žmogui, nu, vat, kuris su medicina nėra niekaip susijęs, tai iš viso toks labai sudėtingas tamsus miškas, čia pasiklyst labai lengva. Tai net ir mums yra sudėtinga, nes tikrai yra labai daug ir kad tu ten visus išanalizuotum, nu, tiesiog net fiziškai nėra įmanoma, tai aš kartais netgi galvoju, ką kalbėti apie pacientus mūsų, kuriems, nu, tikrai irgi pasimetimas gali būti šitoj situacijai. Tai aš galvoju, gal visai tikrai būtų pravartu, pavyzdžiui, ateiti pas jūs, pas gydytojus klinikinius farmakologus ir tada vis tiek susižiūrėti ir tos papildus, ir tos vaistus, ar nėra kažkokių vaistų sąveikų. Gal pati pastebi netgi kažkokių vartojimo klaidų, tarkim, gal kažkokių istorijų gali papasakot. Tai tų vartojimo klaidų tai dažniausiai yra sudubliavimai, nes tikrai, ta prasme, ateina pas mus, mes jau sakom, kad visus ir papildus traukėt ir apie visas ten arbatėlės, kurias vartojat, papasakokit, nes iš tikrųjų, nu, gali turėti įtakos tiek vaistų veikimui, ne? Gali neturėti įtakos, tai čia pats geriausias dalykas, kas gali nutikti, bet iš pačių papildų, kas tarpusavy eina, tai sudubliavimai dažniausiai ten perdozuoja tų B grupės vitaminų ir tada
tada sako, man kažkaip bloga visą laiką. Nu, įdomu, kodėl. Iš tikrųjų, visiškai nekeista. O šiaip reikia, nu, kaip aš ir pradžioje minėjau, reikia pasižiūrėti individualiai. Nes, pavyzdžiui, nu, yra dabar tokių tų trendinių papildų, kur kalba nebūtinai medicinos mokslus baigę žmonės ir sako, kad čia jau, žodžiu, čia jau tikrai būtinai visiems reikia, aš nevardinsiu, nes tiesiog nenoriu labai įveltis, bet esmė tokia, kad žmonės paklauso, nusiperka, tada jiems būna blogai nuo tų papildų, nes paaiškėja, kad jiems prie jų gretutinių ligų negalima. Tai ta prasme, tai irgi yra vat, ta tokia savotiška kontrolė, kaip pats žmogus, ta prasme, nu, suvokia tą, ne, kad, nu, tai kas iš to dabar bus, ne, nu, tokio. Taip, ypatingai ilgamžiškumo tema, kur ten tikrai yra, na, nemažai tų papildų ir, nu, visi nori gyventi ilgai, kokybiškai gyventi ir, kaip sakoma, nu, per tą prizmę kažkiek manau, kad vis tiek paveikia ir būna tų žmonių, kurie įsigyja tos papildus ir, kaip sakai, turėdami daug gretutinių ligų, na, tiesiog jiems netinka ir netgi pablogina visą situaciją. Tai vis tiek reikėtų saugiai žiūrėti į tai ir reikėtų tikrai įsivertinti, ar būtent to vienokio ar kitokio to papildo tikriausiai man reikia čia ir dabar. Taip, ar reikia, ar yra trūkumas, taip, ar apskritai, nu, kokie yra tie įrodymai, nes iš tikrųjų turim ant bangos, vat sakau, tokių ir su visai tokiais, nu, normaliais įrodymais dar palyginus medžiagų turim ir kur absoliučiai įrodymas yra, kad ten molekulės radėjas labai tiki, ne, nu, toks, čia tikrai citatos yra girdėtos, tai nelabai smagu būna šitus vat išgirsti, nes dar kaip mes vis tiek, mes kaip gydytojai, sveikatos specialistai, vis tiek turim, bent jau aš taip linkus tikėti, kad dauguma, aš už visus kalbu, bet labiau per save, ne? Mes turim savo standartą, ne? Nu, įrodymų vertinimo standartą. Tai man, pavyzdžiui, kol, nu, nepasako, kad kažkas, kai skyrėm žmogui, kai jam buvo tas ir tas, parodė tą ir tą, nu, man nėra įrodymas, nes ta prasme, bet man labai padėjo, o ką tu dar darai? O kur yra visa ten ta, nu, kontrolė, nestratifikavimas, taip toliau, tarsi visi veiksniai, kurie gali gerinti, bloginti rezultatus. Mityba, gyvensena, viskas. Dabar, nu, tas, kaip sakyt, man atrodo, mes jau taip esam išauklėti, ne, kad, nu, visai kitaip tas požiūris veikia, ne, tai ten gali kalbėti apie papildus, gali kalbėti apie ten, nežinau, oro švarą, ne, ta prasme, tai man irgi, nu, lygiai tas pats klausimas kyla, o tai kaip žmonės? Tai žmonės tada nesusirgo, jeigu mes išvalėm orą. Nu, žinai, taip, toks vat, juokas juokais. Tai kažką dar norėjau pasakyti, bet pamiršau, žinok. Taip, grįžkim prie magnio, nes čia užsiminėm apie magnį ir vėlgi toks pakankamai dabar dažnai kalbam apie magnį, apie įvairias jo formas, kada kurią, na, ten patartų vartoti, bet, na, vėlgi, tikriausiai tik ne visiems reikia to magnio, o tiems, kam reikia, tai kokią tu vat formą gal rekomenduotum, kuri mažiau dirgintų virškinamąjį traktą, nes man kaip gastroenterologijai ir mano pacientams tas yra labai aktualu, nes tikrai išgėrus, tarkim, ten magnio oksidą, na, labiau dirgina tą skrandį, žarnyną, tai gal vat nuo savęs kažką patartum, rekomenduotum? Tai šiaip iš tikrųjų, kaip aš tai turiu tokį juoką mintyse, nes, nu, visada paciento paklausi, ar kaip jam su viduriais, ne, nes, nu, kartais reikia, kad padirgintų tas magnis, ne, tai tada parenki jau ten tą magnį, kuris ir padirgina, ne, bet šiaip mažiau dirgina, tai ten malatai, bisglicinatai, ten, nu, kas labiausiai dirgina, tai kas sulfatai, oksidai, va, kaip tu sakei, ne, o daugiau, bet čia irgi yra labai puikus pavyzdys, yra, aišku, magnis yra ir vaistas, ne, yra ir papildas, bet vis tiek tas parinkimas, jisai yra pagal žmogų. Tai va, dėl to pačiam žmogui va tą nuspręsti, nu, yra labai didelis klausimas. Rizika gali būti. Nes vis tiek bus klaidų bandymų metodas tada. Taip.
Jo. O tarkim, kiek patartum vartoti, kada daryti kontrolę gal magnio, vis tiek pasitikrinti, ar man tas jau magnis ten grįžo į normos ribas ar ne, ar tik tais remtis simptomatika, kad dingo simptomai ir čia viskas yra gerai. Ar vis dėlto, patartum geriau pasižiūrėti, kokia ta koncentracija yra ir man ten dar reikėtų tęsti. Kiek saugus tas vartojimas yra, kiek laiko? Aš tai manau, kad šiaip pagal simptomus geriausia, bet kartu šalia turi būti kartą per metus profilaktiniai kraujo tyrimai, tarp kurių ir magnio tyrimas turi būti padarytas. Nes šiaip labai dažnai simptomai yra, bet magnio norma. Tai va čia yra tas, tai tada tu niekaip nepamatuosi čia šito dalyko. Kitas dalykas gali būti simptomai, kurie panašus į magnio trūkumą, o būti magnio perteklius. Tai vėlgi, ta prasme, jeigu mes profilaktiškai nesirūpinsim sveikata, tai tada automatiškai galim prisižaisti tam tikrose vietose. Kalbant apie vitaminą D, irgi labai populiarus ir papildas, ir vaistas gali būti, tai tikriausiai daugeliu čia iš mūsų tikrai jo trūksta. Ir ką pastebėjau, netgi yra žmonių, kuriems net ir vasarą atrodo, kad kaip ir saulėtas tas laikotarpis yra, vis tiek trūksta to vitamino D. Kaip tu manai, kodėl taip gali būti? Ir ką patartum irgi tada rinktis, kada jau papildo užtenka, o kada jau reikėtų rinktis vaistą. Ir gal vis tiek kažkokios ir tos vartojimo klaidos yra, kurias tu pastebi. Šiaip yra dabar tų tokių duomenų jau tikrai ne 1 metai, bet tiesiog su tais duomenim iki galo niekas nepadaroma ir nedavedama iki to bendro galutinio produkto, mano nuomonė, kad mes kaip šiauriečiai šiaip turėtumėm ir mažesnėmis vitamino D normomis vadovautis, negu ten įprastos mums laboratorijai. Bet tai iki galo, kaip minėjau pradžioj sakinio, yra nepagrįsta. Tai vėlgi čia yra tokie tie pasvarstymai ir galima iš tikrųjų rasti internete ir labai ten kategoriškų pasisakymų, galima ir priešingų šitiem pasisakymam rasti. Bet iš tikrųjų, ką mes turim dabar padarytą didelį darbą, jau tikrai, man atrodo, jau daugiau nei 5 metai, tai yra šeimos gydytojų kolegijos rekomendacijos. Ir palei jas lengviausia yra naviguoti taip klinikiniai praktikoje. Tai jeigu mes turim normą vitamino D, tai yra profilaktika rugsėjo gegužės mėnesiais, ten galima ir pagal svorį ją žiūrėti, žodžiu, palei, kaip ten jau skaičiuosi, tai priklauso nuo to, kokį papildą vartosi, nors yra net ir dozių rekomendacijos. Kai yra trūkumas, tai vienareikšmiškai mes kalbam apie vaistus, nes trūkumas jau yra kaip būklė, liga, link ligos, ir mes turim gydyti, tai vaistais gydom. Tai tokiu atveju tik vaistai, nes iš tikrųjų būna labai gaila, ir su geležim, ir su vitaminu D labai dažnai būna, kad papildus vartoja ten, kai yra baisiniai trūkumai. Ir tikisi, ta prasme, gauti kažkokį efektą, ko net negalim tikėtis. O ta vitamino D dozė, sakykime, kaip vaisto, tarkim, jeigu ten tikrai yra ryški stoka ir jau čia papildai nepadės, jau reikia mums vaisto, kokia ta dozė turėtų būti ir ta vartojimo trukmė, kiek laiko ir kada jau turėtume daryti kontrolę. Tai čia priklausomai nuo to, koks trūkumas, kokie paciento pageidavimai, nes pacientai dažnai būna užsiėmę per daug čia vartoti kažkokius vaistus, tai jie, pavyzdžiui, pageidauja ten kartą per savaitę, tai tada jau yra, aišku, didelė dozė, 1 kartą per savaitę, ten yra išimtis, galvoju, neštumas, gal dar kelios būklės, kada negalima tų tokių didelių dozių šauti. Bet ir tai reliatyvios jos tokios, nėra jos kategoriškai draudžiama ten, žodžiu. O šiaip tai dažniausiai varijuoja 2-4 tūkstančiai tarptautinių vienetų per parą ir tiesiog, ir turi vartoti
su maistu, aišku, su riebiu maistu, su pietumis geriausia, ne, nes tirpus riebaluose. Tai vat dar yra ten tie kiti dalykai, kad, tarkim, rekomenduoja, pavyzdžiui, su kitais vitaminais, kurie irgi tirpus riebaluose, pagerins įsisavinimą. Galbūt, o galbūt ir ne. Tai čia toks irgi, aš tai matau kaip tokį pusiau laviruojantį ant tokios ribos, ar tai čia mes biškai apie marketingą labiau, ar čia apie kitus dalykus. Tu turi omeny apie A, E ir K tos visus, ar ne, kad kartu vartoti. Kad ne, va, tai galėtų dar pagerinti vitamino D pasisavinimą. Nu tai yra tokių visokių tų duomenų. Bet dviprasmiškai. Bet iš esmės, kaip dažniausiai įrodymas tai yra, kad kažkam padėjo, nes buvo ten derinys su tuo. Tai gerai, labai gerai. Aš visada kažkaip pacientam, sakau, pasidžiaugiu, aš su jais sakau, jeigu jums padėjo, tai labai gerai, bet kam jūs vartojate, ne? Bet ir placebas kartais padeda. Tai irgi gydymo metodas yra. Taip. O kaip su vaikais, vis tiek tai tokia grupė žmonių, kur pakankamai irgi gali būti jautri, kad neperdozuot ten, sakykime, ar ten to vitamino D, ar susiduri su kažkokiom klaidom, sakykime, savo praktikoje. Pastebiu gal? Šiaip kokia problema pagrindinė yra, kad ant vaikų, man atrodo, kūdikių gal net labiausiai, sakyčiau, matosi tas skirtumo tarp trūkumo ir pertekliaus vitamino D nebuvimas iš simptomų. Ne? Tai labai dažnai klaida yra ta, kad pagaili neištiria koncentracijos, ne? Ir tada ant to jau pertekliaus, pavyzdžiui, uždeda vaistą, kur tada tą perteklių dar tiesiog padidina ir būna, tiesiog daugiau blogų simptomų ir tiek. Kita dažna problema žemas feritinas. Tikrai ir man praktikoje tenka susidurti, ypatingai iš tos moteriškos pusės, ar ne, pacientės ateina ir kreipiasi su žemu feritinu. Tai, sakykime, kada jau tas feritinas, tos geležies atsargos jau rodytų, kad reikėtų papildo, o kada jau rodytų, kad vis dėlto čia reikėtų jau gal ir intraveninės tos geležies susilašinti. Nes kaip tu ir minėjai, yra situacijų, kai labai žema ta geležis. Ir su papildais, bando pakelti, bet nieks nevyksta. Aišku, pirmiausia, mes turime ieškoti priežasčių, dėl ko taip yra. Ir, vis tiek gydyti žmogų specifiškai, būtent priežastį šalinti. Bet, tarkim, iki kol ieškosim, ten žmogus jaučiasi blogai, nuovargis, bendras silpnumas, lyg traukia prie žemės. Kada tas feritinas jau rodytų, nes, tos normos ribos, tai pripažinkim, yra vienokios, bet tai nereiškia, kad ta norma. Jo, tai čia ir yra kaip toks dalykas, kad skaičiukais čia nepasakysi. Čia visas turi būti tas toks bendras vaizdas, ne, kaip pacientas atrodo, ką jisai sako, kaip jisai jaučiasi, nes šiaip yra labai geras prisitaikymas prie nuolatinio nuovargio jausmo, ne, moteris šaunuolės, jos viską gali. Sugeba. Čia norma. Aš biškį nusmigau čia porai minučių, bet viskas gerai, žodžiu, ne. Tai iš tikrųjų, man tai jau šiurpas kyla, tai kai turim 10-15 feritino, tai čia jau be klausimų tas reikia atstatyti resursus intraveninę geležim ir tada dar vaistais po atstatymo, aišku, praėjus laikotarpį porai mėnesių po to sulašinimo, per burną, vaistus paskirti, o šiaip taip kaip palyginus, kaip jaučiasi, nes vėlgi aš galvoju, netgi mes su tavim turėjom tokį pasikalbėjimą su kolega, kuris sakė, kad man kol buvo feritinas 200, aš visą laiką silpnai jaučiausi, o kai susilašinau, tai tada jėgų, ne, ta prasme, tai čia yra, vėlgi labai individualus dalykas, šiaip teoriškai, kiek hematologai kalba, tai 100 turėtų būti tas skaičius, kuris yra siektinas, ne, kad bent jau mažiausiai kabinėtumėmės. Tai per mano, galvoju, tas konsultavimus aš jaučiu didžiausią feritiną, esu mačius 55, kur sakiau, oho, kaip
nemačius tokio didelio, ne? Tai vat, pavyzdžiui, prie tokio, jeigu neturi šalia simptomų, vis tiek sakai, nu gerai, tai tada gal papildą kokį paimkit, kad nes vis tiek, nu, papildas gali užkelti, nes nereikia iš to dugno kelti, ne? Nu tai vat toks. Bet yra tokių baimių visuomeniai. Sako, bijau aš lašintis intraveninę geležį, nes man čia oksidacinį stresą sukels. Man čia po to gali išprovokuoti kokią onkologinę ligą ar ten autoimuninę ligą. Na, žodžiu, tokių vat nuomonių yra ir tikrai ir pačiai tenka išgirsti. Tai kaip čia yra? Ar čia tikrai jau toks blogis ir čia tokia rizika, kad, na, gal geriau nuo papildų pradėkim ir iš to dugno kažkaip gal pakelsim, nors šansų turbūt mažai. Ar vis dėlto nereikia čia bijoti ir susilašinti? Yra, ta prasme, tam tikri saugumo dalykai, kurių reikia imtis lašinant šitą geležį, bet čia tikrai ne dėl oksidacinio streso, ne dėl kažko, tai yra labiau su tom galimai šalutiniais poveikiais, ne, lašinimo metu gali būti tam tikras organizmo įsijautrinimas tam tikram preparatui, tai gali būti tokia reakcija, kuri labai imituoja alerginę reakciją, bet tai nėra alerginė reakcija. Tai dažniausiai ten susijusi su ten kokiu netinkamu praskidimu, per greitų lašinimų, dar ten, nu, žodžiu, tokiais skrinai paruošimo visos sistemos momentais. Tai vat šitą galima žinoti ir savo ramiai, nes dažnai nutrauki, atrausta atgal tas žmogus ir viskas gerai. Ir tai nėra jokia alergija, nėra kažkoks baisus dalykas, gal tiesiog nemalonus ten tuo momentu. Bet aišku, gali būti ir tikros alergijos. Tai vat dėl to reikia imti saugumo reikalavimų, tai dažniausiai ką daro jau labai atsakingi kolegos, kurie dirba šitą darbą, tai yra, kad pirmą sulašina vieną ampulę, viską teisingai praskiedė ten, žodžiu, ir tada po 2-4 valandų likusios. Tai vat nebent jau žino iš to žmogaus, kad viskas yra gerai, nu, aš pavyzdžiui visada ramiai ten ir susilašinu, kiek ampulių man reikia ant karto, nes šiaip, kaip nebijojimas dar šiaip gal padeda ir žinojimas visko, kas gali būti, ne, tokio. Tai tu patartum, jeigu tai yra pirmas kartas, tai tą pirmą ampulę susilašinti pirmą parą, o kitą jau dieną tas likusias, ar ne, šitaip daryti. Nes man tai tų lašinimo būdų irgi tekę matyti ir kai stacionare dirbdavau, tai vieni, sakykime, su ta infuzoterapija ten sulašina, o yra net tekę matyti, kai tiesiog į veną suleidžia. Tai aš nežinau, čia pakankamai, man atrodo, drąsu yra. Bet iš tikrųjų, žinok, aš atsiminiau, tokia klaida yra buvus mano praktikoje, nes vienas iš tų preparatų, tai jisai yra į raumenį leisti skirtas ir kažkaip, sumaišyti pavadinimai buvo skirtas į veną. Tai čia kaip, negerai, nes ne tam jisai paskirtas, ta prasme, ne tokia ta forma. Tai iš tikrųjų čia, aš tai sakyčiau, kad reikia labai griežtai su geležim laikytis viso paruošimo, ne, tai slaugytojom čia tas kūdos vadinamos, nes iš tikrųjų atsakingai visada viską daro. Ir iš tikrųjų, tada dažniausiai viskas ir būna gerai. Grįžtant prie geležies papildų, vėlgi man aktualu. Tai kas ten mažiau jau dirgintų tą virškinimo traktą, nes, sakykime, tos paprastos, pavadinkim, taip geležis, tai geležies papildai, tai ten ir išderina, ten ir pykina, ir vemia, ir viduriai kietėja, išmatos, tai aišku, jos tam patamsėja, tai išgąsdina žmogų ir ten dažniausiai žmogus nutraukia ten po kelių tų kartų ten vartojimo, nes, tiesiog nepakelia ir netoleruoja. Tai gal kažką irgi patartum, ką rinktis, kad labiau apsaugoti tą virškinimo sistemą, mūsų virškinamąjį traktą, kad mažiau būtų to dirginimo. Tai čia vėlgi kaip ir su magniu yra panašios tos formos, bisglicinatai,
galvoju, liposominė, šiek tiek gal mažiau dirgina, bet aš galvoju, va, tos simptomus, kuriuos tu pasakėjai, tai dažniausiai net ne papildo būna, dažniausiai būna, va, mūsų to vaisto, ne, to oksido. Tai, va, tai čia šito, nu, kaip gaila, bet, va, iš vaisto pusės, nu, mes neišvengsim. Ta prasme, jau čia reikia išsitoleruoti ir šalia tada turėti kažkokius, nu, pagalbos dalykus. Jeigu, pavyzdžiui, pastebima, kad, tarkim, visada, kai vartoju vat, vaistinę geležį, ten užkietėja labai stipriai viduriai, tai gal tada kažkokius skaidulų papildomai pavartoti, ne? Kad, ta prasme, kad biški tą tokį atjungt, nes suprasti reikia, kad, nu, vėlgi, jeigu reikia, tai reikia, mes, ta prasme, mes labai dažnai, nu, su bet kokiais vaistais būna, kad jeigu žmogus sako, nu, man čia, nu, erzina, bet tada sakai, ant kiek erzina, nes, pavyzdžiui, aš neturiu į ką pakeisti, ne? Man, ar galit ištoleruoti, nu, ta prasme, ar galim įjungti kažkokią ten tokią ir anokią priemonę, ne? Kad nu, kažkiek pagerinti tą toleravimą. Tai čia vat, yra iš tikrųjų didelis žaidimas, didelis bendravimo ir išaiškinimo pacientui dar dalykas. Jo. Kaip sakoma, iš dviejų blogų situacijų pasirinkti vieną, kuri yra ten mažiau blogesnė, sakykim. Taip. Ir kur ten tikrai reikia, tai geriau jau pakentėti, bet sugerti tos vaistus panašiai kaip ir su skrandžio bakterijos Helicobacter pylori gydymu. Na, nėra maloni ta gydymo schema, bet, kaip sakoma, reikia tam, kad tu užkirstum kelią tolimesniems procesams ir galiausiai galbūt ateityje ir skrandžio vėžio išsivystymai. O, sakykime, pats vartojimas geležies papildų ar vaisto per osturį formą, per oralinę, tarkim, yra tekę girdėti nuomonių, kad geriau vartoti ne kasdien, bet ten, tarkim, kas antrą dieną, nes lyg kepenyse yra kažkoks kofermentas, kažkoks tai, kuris blokuoja tą geležies pasisavinimą ir jeigu tu ten vartoji kas antrą dieną, tai geriau gali pasisavinti, negu vartodamas kasdien. Esi kažką apie tai Aš esu girdėjusi, bet aš žinau, kad nesu šito patikrinusi pati, kiek tai yra tiesa. Šiaip bendros tos vartojimo rekomendacijos tai apima ką ant tuščio skrandžio, be pieno produktų, žodžiu, labai toks izoliuotas, nesmagus vartojimas prieš pusryčius, žodžiu. Taip. Tai turėtų, gal ten vat, tos kitos formos, kur jau papildinės, jos gal šiek tiek draugiškesnės galima ten dar bet jeigu kalbam apie vaistą, tai turim tada, nu, labai aiškiai laikytis kada. O sakau, dėl to, kas antrą dieną, tai aš esu girdėjus, bet kažkaip man taip ir nepriėjo mintis to patikrint, kiek Šiaip manau, tiesa. kad ir būtų gal sudėtinga ir pačiam pacientui, aš galvoju, nes vieną dieną išgėrė, kitą dieną ne, po to vėl geria. Gal kas žymėtis gali pasimesti ir gali, kaip sakau, būti toks, kad tai vartoja, tai nevartoja, tada pasimetė, kada vartoja. Ir vėlgi tai prisideda prie tų vartojimo klaidų, kad tas vartojimas nėra toks, koks turėtų būti. Tai gal tikrai geriau yra palikti kasdien, kad tikrai tuo pačiu metu ryte, kaip sakai, ant tuščio skrandžio išgerti ir nesukti galvos. Ir po to sukti galvą, ar pakilo, ar nepakilo. Taip, na, ir tokia frazė, kurią, aš tai girdžiu vos ne kasdien, iš savo pacientų, sako, pagerk omeprazolio ir tau čia viskas praeis. Tai čia ypatingai tie pacientai, kurie turi problemų su refliuksu, skrandžio bėdų turi, su rūgštingumu. Tai ar tikrai yra saugu šitus vaistus vartoti visą gyvenimą, nes, padeda. Gerai, visai jaučiuosi, refliukso nėra, bet tada po kokio 10-mečio kito, žiūrėk, atsiranda kažkokių šalutinių reakcijų. Ir tokių tikrai nelabai malonių, ten pilvo pūtimas, viduriavimai kažkokie, lyg ten mikroskopinis koks kolitas, žiūrėk, atsiranda, skrandį polipų pilna priaugę, kitiem ten kaulai pradeda retėti. Tai ar tikrai jau čia toks, nekalta ta vaistų grupė ir apskritai kas tie protonų siurblio inhibitoriai, nes pavadinimas tai toks kaip keiksmažodis skamba, bet kaip pasakiau, omeprazolis, tai visi žino apie ką. Yeah. Tai man tai yra toks juokas, aš galvoju, nuo rezidentūros laikų, tai mes su kolegom turim tokį tą insight, kur sakom, kas yra mėgstamiausias tavo darbas, tai yra eiti į skyrių ir nutraukinėti visus šitus protonų pompos inhibitorius, žinai, nes dažniausiai, nėra
nėra priežasties. Aš kaip prieš tai labai, pakankamai plačiai papasakau, kad kiekvienas vaistas atsiranda rinkoje tam, kad jisai būtų tam tikrai priežasčiai, tam tikrai lygai, būkliai gydyti. Viskas, kas yra už, tai jau mes nebeturim klinikinių tyrimų, mes tada galim aišku turėti tie vadinami tikro gyvenimo įrodymai, ten ta real world evidence. Bet, klausimas ar kiek su omeprazoliu tas būtų aktualu, bet man apskritai aš kai išgirstu, bet, žodžiu, įdėkite bet ką pagerti, tai man, tokia biški traukuliai prasideda, nes, iš tikrųjų, neegzistuoja niekas, ką reikia biški pagerti. Vandenį galim biški pagerti, galim ir daugiau, aišku, bet ir tai, ta prasme, aš neįsivaizduoju kontekste šitam jokio preparato, kad žodžiu, biški pagerk ir bus gerai. Toks labai prastas visas tada ir supratimas, tada kokie paciento lūkesčiai, ko jis iš to tikisi, vėlgi, kaip mes įvertinsim naudą, apie žalą tu jau gražiai atspindėjai, nes mes iš tikrųjų turim tokias, tikrai negeras, būklės. Tai aš tai sakyčiau, kad protonų pompos inhibitoriai turi labai aiškias ribas. Tai yra gydymo schemoje tavo minėtos Helicobacter pylori šitam pašalinimui, kai suplyšta skrandis, kai kur turim opas, erozijas, ta prasme, kas yra vėlgi patvirtinta, diagnozuota ir ne šiaip susigalvota. Ir dar yra viena tokia indikacija, kuria labai dažnai manipuliuojama netinkama linkme ir tada išeina, kad biški pagert. Tai yra jeigu yra vartojami šalia nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, bet ten yra vienas po kablelio dar sakinio dalis su jeigu. Jeigu yra rizika erozijoms ir opoms. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, turėjęs yra. Jo. Bet ir tai nebūtinai, nes aš, pavyzdžiui, kaip gali būti anksčiau turėjęs, išsigydęs ir nebeturėti jau ten N laiko, tai jau, irgi ta tokia senatis dar turi būti įvertinta. Tai iš tikrųjų, tai labai dažnai būna, kad, pavyzdžiui, skyriuose paklausi, tai kam čia tas, omeprazolis, mes šį kaip pavyzdį vartojam, nesvarbu koks prazolis. Žodžiu, tai sako, nes paskyriau ten ibuprofeno. O turi riziką, vėlgi, čia aš tą bandau pailiustruoti. Ir aišku, ta paprastoji, tai yra trumpalaikis vartojimas, kai yra tikrai tas paūmėjimas refliukso. Tai paūmėjimo metu. Bet tik paūmėjimo metu. Tai čia viską, ką aš pasakiau, realiai turi įrodymus su pacientų populiacijom, su kontroliniam grupėm. Mes, ta prasme, mes galim žinoti, kaip vertinti patį tą vartojimą, simptomatiką ir taip toliau, dozes didinti, mažinti ir panašiai. Lėtinis vartojimas šiaip savo, nes aš esu kitą girdėjus dažnesnį, čia poliligotų pacientų, daug vaistų vartojančių, tai jų yra, kad nes daug vaistų dirgina skrandį, tavo žaizdų, tai tu pagerk. Ir žodžiu, kad ala apsaugo kažkaip skrandį. Ne, nėra taip, kad apsaugo skrandį, jeigu tai būtų, tai mes tikrai žinotume ir tą darytumėm. Ir aš kažkaip galvoju, kad pirma, jeigu mes turim tą nuolatinį rūgštingumo kilimą ir tą pasakymą, kad pagert truputį, ne truputį, pagert ir bus gerai, tai reikia priežastį surasti. Nes ta priežastis iš viso gali būti su virškimo traktu nesusijusi. Net su maistu nesusijusi gali būti. Su niekuo, kas logiškai galėtų atrodyti susijęs, su niekuo nesusijęs. Stresas, įtampa gali turėti įtakos. Nes tikrai virškinimo sistema labai reaguoja ir tiek žarnynas, tiek skrandis reaguoja į nerimą, į įtampą, į stresogeninius faktorius ir tikrai būna situacijų, kai žmonės sako, aš jau nebežinau, ką man valgyti, ką man gerti, man tiesiog nuo visko atrodo rūgštys kyla ir tada išsikalbė, išsiaiškini, kad visiškai čia net ne maistas kaltas, o problema yra visai kitur, tiesiog įtampa darbe ar ten namuose kažkokios problemos, netektis, tai čia jau, kaip sakau, turi įsitraukti jau visiškai
kiti tie priežasčių valdymo mechanizmai. Tai aišku, Bet tuo matai, bet momentu... labai sunku priimti, labai dažnai būna, nes vat, aš ir save kaip pavyzdį galiu pasakyti, man skrandis skauda ir rūgštis kyla, kai aš jaučiu labai didelį stresą. Aš užtrukau labai daug metų, kol aš šitą supratau. Ir tikrai būdavo, kad ir omeprazolio, ar ten bet kokio kito prazolio visada turiu ir ten ir pavartoju ten vis ten užbėgimais, kažkaip. Taip. Bet po to aš pažiūrėjau, kad ar aš vartoju, ar aš nevartoju, man vis tiek tas pats, ane, tai vėlgi vaisto neefektyvumas irgi yra šalutinis poveikis šiaip, ane, nes tu vartoji su kažkokiu tikslu ir jo negauni. O kitas dalykas, tai vat, kai tada galvoju, tai čia įtampa, tai gal tada man geriau ten pakvepuot, ar ten pasivaikščiot, ar dar kažką padaryti, tai čia tokius visiškai paviršinius, ane, bet kartais tos įtampos būna jos tokios didelės, tie stresai tokie dideli įsisenėjo, kad kartais reikia vaistų jiems pagydyti ir tada skrandis stebuklingai susitvarko. Tai vat čia vis dar, kad ir kaip jau laisvai apie tai kalbam, palyginus, ane, kaip ten prieš kokį 20 metų, bet vis tiek dar yra tos tokios stigmos ir yra labai sudėtinga. Aš pavyzdžiui, kartais pacientam, kai kuriem pacientam bijau, pavyzdžiui, pasakyti, kad gal čia reikėtų iš šitą pusę pasižiūrėti, ne? Toks vat. Tai net ir gastroenterologijai, taigi antidepresantai irgi yra tikrai taikomi, skiriami prie funkcinių dispepsijų, dirglių žarnų sindromų visų, nes antidepresantas, tu tikrai gali man patvirtinti, tai ne tik depresija yra skirtas vaistas, bet jis gali veikti kaip ir neuromoduliatorius, ten ir skausmo kontroliai, ir ten, sakykime, tų nervinių signalų sureguliacijai visai, ten nedidelės dozės. Tai vat kaip ir sakai, gal net ne omeprazolis, čia protonų siurblio inhibitorius yra tas vaistas, kuris įspręs problemą, nes ir būna tokių situacijų, kad gerai, išbando įvairiausius tos blokatorius, bet nei vienas iš jų net nepadeda, o kartais net pablogina situaciją, virškinimą pablogina, sako, man nevirškina. Taip, nes rūgščių trūksta. Taip, ir tu aptari su žmogum, kad yra toks neuromoduliatorius, kurį mes galim paskirti nedidelę dozę ir žiūrėsim, koks tas atsakas yra ir tikrai, kas liečia tą stresinį komponentą, puikiausiai suveikia. Ar ten paimtume tą patį refliuksą, ar paimtume ten viduriavimą kokį užsitęsusi, kur ten žmogus 2 metus viduriuoja, prisidaręs N milijoną tyrimų, kaip sakau, jau net nebėra kur jau ten tirtis, o sako, aš jaučiuosi blogai, aš negaliu iš namų išeiti, aš negaliu vaikų iš darželio pasimti iš mokyklos, nes aš nežinau, kur tualetas, kur man reikės išsituštinti, ir tai tikrai žmogui blogina gyvenimo kokybę, ir tu supranti, kad čia yra visiškai kiti signalai, kiti mechanizmai, pa žmogų daug įtampos darbe yra, kuri tiesiog, tokiu fiziniu signalu viduriavimu pasireiškia ir paskiri, ten tarkim, kokį amitriptiliną nakčiai ir žiūrėk, kuo puikiausiai suveikia ir viskas susireguliavo. Tai kai mes apie tai kalbam, dabar kalbam dar daugiau ir išaiškinam žmogui, kad tie vaistai nebūtinai skirti dėl to, kad jūs kvailas kažkoks tai, ar ten depresijų paskendęs, bet dėl to, kad tiesiog, sumoduliuoti tuos signalus, tai žmogus tikrai supranta, dėl ko jis yra paskiriamas ir kokio to efekto tikėtis. Taip. Tas pats ir su antibiotikais, man žinai, toks keistas fenomenas yra, kad šiaip žmonės antibiotikus vartoti bijo irgi vengia, nes pažeis žarnyno mikrobiotą, kad ir ten tas kursas trumpas būna. Bet tarkim, yra kažkokia virusinė infekcija, žinai, ten pakosėjo, ten gerklytę paskaudėjo, biški temperatūra pakilo ir jau žiūrėk, prašo amoksicilino ten šeimos daktaro išrašyti. Tai nesuprantu, kodėl ir tas neracionalus antibiotikų vartojimas čia įsitraukia. Kodėl taip yra, kai reikia gerti antibiotikus bijom, nes mano žarnyną nualins, bet kai nereikia, prašom. Čia matai, čia yra psichologija, čia iš tikrųjų, kas liečia vaistus, papildus, pasirinkimus, visą kitą, tai čia yra tik psichologija, kaip jinai ten suveikia, labai individualus reikalas. O šiaip, žinai, aš juokais pasakysiu, aš savaitę su sloga, tai aš jau gavau pasiūlymų, aišku, juokais, nes, žino, kad man čia peilis, žinai, tai iš draugų, kad sako, taigi išgerk bet kokį antibiotiką ir pasveiksi, ne? Prasme, bet čia yra iš seniai atėjęs, tiesiog, tai tarkim, vyresnio amžiaus žmonės, jie nuo vaikystės girdėjo, kad šitaip veikia, kad jų ten tėvai taip darė, kad tiesiog ten sloga ir imi antibiotiką.
Tai čia yra tokie, čia yra įpročiai. Tai čia tokia, vos ne elgsenos keitimo kažkokį modulį reikėtų taikyti, bet, vienintelis, ką mes galim padaryti ir kaip mes taikom, tai kalbėti apie tai, kad, taip yra neteisinga, ne? Kad tu vartoji antibiotiką tada, kada jo reikia, o ne tada, kada sugalvojai. O kaip su probiotikais? Irgi labai madinga, jau jeigu ateini ten vaistiniai su išrašytais receptais įsigyti antibiotikų, tai visada tau pasiūlys probiotikų. Tai mano vis ta klausimas yra, ir žmonės tikrai klausia, tai ir man čia reikia dabar tų probiotikų gerti, kol vartoju antibiotikus, o gal po antibiotikų reiktų pavartoti, nes aš tai tokia vienintelė indikacija, ką turiu iš savo srities ir kas tikrai yra šviežias pakankamai dalykas, tai yra Saccharomyces boulardii mielės. Kurias, galim skiriant Helicobacter pylori eradikaciją. Tai tikrai yra tyrimų ir gan svarių įrodyta, kad gali ir sumažinti šalutinės reakcijas ir kartu net pagerina tą išnaikinimo dažnį. Tai tokią svarę indikaciją turiu, bet kas liečia, pavyzdžiui, kitus tų antibiotikų vartojimus, tarkim, prie kitų susirgymų, ar tikrai iš karto reikia griebtis tų probiotikų ir jeigu taip, tai tada kada vartoti, kokie ten tie tarpai tarp tų antibiotikų turi būti, kad ten nepasižeistų gal tos bakterijos. Aš tiesiog kalbu kaip žmonės sako, ar galbūt ten geriau po antibiotikų ten suger kokį mėnesį ar kelias savaitės, o gal visai net nereikia. Aš tai, jeigu taip visiškai, siaurai aklai, tai pirmas dalykas su probiotikais, kad geriau nevartoti jų, kai yra vartojami antibiotikai. Nebent išimtis, tam tikras. Šiaip, Saccharomyces boulardii teoriškai visose, indikacijose turėtų netrukdyti, bet aš vėlgi taip labai atsargiai sakau turėtų, nes mes nežinom iki galo. Tai mes šiaip teoriškai vartoti probiotikus reikėtų po antibiotikų kurso, bet ar žinai, kas yra pats geriausias probiotikas pasaulyje, kurį vartoti po antibiotikų kurso galim neišleidę pinigų? Tai mes su maistu gal galim gauti. Kefyrai visi, taigi rauginti agurkai. Tai, čia kaip kopūstai. Juokais, nes čia dar yra kitas dalykas, svarbus paminėti. Kai yra vartojami antibiotikai, nevartojam kefyro, nevartojam kopūstų, nevalgom, ten raugintų. Citrusiniai vaisiai, man atrodo, dar ten, žodžiu, tokių dalykų, nes tai gali trukdyti antibiotikam. Bet čia dar biškai kitą vietą aš norėčiau nueiti, bet ir antibiotikus turim vartot palei valandas. Nes negali būti ten, nežinau, 7, kai atsikėliau, 2, kai valgau ir 6, kai valgau vakarienę. Ir tada nuo 6 ten vakaro iki 7 ryto neturim, Tai turi būti ryškus, griežti intervalai, jeigu mes norim apskritai, kad tas antibiotikas suveiktų. Tai čia irgi yra labai svarbu. Dar toks klausimas visiškai bekalbant kilo truputėlį visai jau į kitą šoną, bet irgi labai dabar tokia populiari tema, tai yra nutukimo gydymas, būtent svorį mažinančiais vaistais ir su kuo man tenka irgi susidurti ir išgirsti žmonių, kad vos ne bet kas dabar gali paskirti tos vaistus, išrašyti, ten vos ne kosmetologas gali paskirti, čia ypatingai juokiai. Lietuva aš dar taip negirdėjau, bet juokiai girdėjau. Ir po to, ką tas žmogus ten vartoja tas vaistus ir sako, man šalutinės reakcijos atsirado. Ir, kosmetologas sako, aš nieko nežinau. Kreipkis į gydytoją, ar netenka tau susidurti su tokiam situacijom, kad kartais net bereikalingai tie vaistai gal yra paskiriami, kur net nėra indikacijų arba tos, pritempimas iki indikacijos yra, kad tik tais ten, susimažintą svorį, nors ten iš esmės kaip ir nėra ką mažinti jau netgi. Tai aš galvoju, gal tas UK pavyzdys, tai čia labiau yra, kad apskritai šitos GLP grupės labai papildų daug.
Tai vat, žinai, tas paskirimas toks. Šiaip, ačiū Dievui, Lietuvoje vaistus gali išrašyti gydytojai, tai jau yra didelis pliusas, ne? Jau nepasiskirsi, bet ir tai, yra piknaudžiavimo tų atvejų, jų pasitaiko, nes ten draugas, draugė, ten dar kažkas, ne, tokių dalykų. Bet iš tiesų, čia irgi yra labai puikus pavyzdys, kur mes turim kalbėti apie labai aiškias indikacijas. Ne? Tos indikacijos yra ne tik nutukimas, ne? Tai apskritai metabolinis sindromas. Dabar aš kiek girdėjau, paskutiniai dalykai yra tai, kad vat ir jum šiaip GLP prie kepenų suriebėjimo, ne, yra jau indikacija. Tai vat irgi yra, irgi plečia, bet viską plečia būtent per metabolinį sindromą ir tą suvokimą metabolinio sindromo. Tai jeigu mes, dažnai, ta prasme, mes neturim tik nutukimo, ne, tarsi svorio padidėjimo. Tai neina vienas dalykas. Aš manau, kad jeigu yra, tai labai reta, nes dažnai eina kitos funkcijos, eina ten rezistentiškumas insulinui, arba jau cukrinis diabetas ten, arba prediabetas, kepenų suriebėjimas, dar ten žarnyno tam tikri irgi pokyčiai, man atrodo. Tai visa tai kartu ir atskirai gali būti priežastis, dėl ko galim skirti tuos vaistus. Jeigu kalbam grinai apie nutukimą, tai aš šiaip labai skeptiškai žiūriu, man nepatinka tas dalykas, bet turint omeny, kad ta indikacija yra atėjusi iš Amerikos, ne? Amerikoje mes turim, tikrai, tą pandemiją, nutukimo, metabolinio sindromo ir panašiai. Tai galbūt tas skaičius dėl to tai toks yra pasirinktas, nes pasirinkta, kad turi būti daugiau negu 28 kmi. Man atrodo, 28 kmi dar ne tas laikas, kada reikėtų rūpintis, bet čia yra vėlgi tik mano toks atkreipimas dėmesio ir mano nuomonė. Tai iš esmės, jeigu mes turime mažiau negu 28 kmi ir mum ten, nežinau, kokiam šventei reikia numesti kažkiek kilogramų, tai reikia suprasti vieną dalyką. Gerai, bus greitai, ne? Kas bus blogai? Tai va, čia klausimas. Kokia yra to kaina? Ne? Tai žmonės, kuriems reikia šitų vaistų, jie, realiai būna kankinasi, ne? Nes kaip yra metamas svoris? Sulėtina pasišalinimą maisto iš skrandžio. Taip, stovi viskas. Viskas stovi. Aš, pavyzdžiui, aš nekenčiu to jausmo, man net kaip perskaitai tu tą ir, toks, žodžiu, viskas stovi, apetito nėra, suvalgai ten tiek, per pusę nago ir visas ten išsipūtęs jautiesi. Tai čia yra vienas, kas yra visiškas paviršius, ne, kas gali atsitikti pradėjus tos vaistus vartoti. Kitas dalykas, tai yra raumenų masės netekimas. Ne? Tai yra dabar labai daug kalbama apie tai, kad tie žmonės, kurie vartoja GLP, jie turi sportuoti, kad raumenų masę Bet dabar kažkoks tai juodoje rinkoje, kabutėse, yra irgi medikamentas, kuris neva girdėjau neturėtų turėti šitos šalutinės reakcijos, kad nyksta tie raumenys. Bet dar jis, nėra. Pamatysim. Nėra dar patvirtintas. Jeigu juodoje rinkoje, tai žinai. Jo, bet žmonės jau siunčiasi iš užsienio ir tai yra tikrai kažkas tai, klaikaus, atvarai pasakius, taip rizikuoti savo sveikatą. Aš bent kiek žinau, kiek konferencijose tekę būti, tai tikrai dvi tokios jau rimtos šalutinės reakcijos, tai yra tas pats refliuksas, nes natūralus stovi maistas, net įėjus į skrandį, ten, tarkim, žmogus gali būti parą nevalgęs, ten rasi maisto. Ir kita tulžies pūslės akmenligė. Jeigu neklystu. Tai pankreti, tai šiaip kasos pažeidimai, ta pati linija. Tai vis tiek turi pasverti, ar tau ten tikrai dėl to grožio, kaip sakai, šventei, numesti kažkiek kilogramų, ar tau tikrai verta rizikuoti ir turėti šalutinės reakcijas. Tai tai visai pabaigai, tavo žinutė į namus mūsų žiūrovams ir klausytojams.
Ką vat norėtum nuo savęs pasakyti, į ką atkreipti dėmesį, kad, išvengti tų klaidų ir nepakenkti savo? Tai pirma, būtų labai gerai žinoti, dėl ko yra visokie preparatai vartojami. Pagal tai bus galima susidėlioti lūkesčius, ko jūs iš jų norit. Tai aš sakyčiau, čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu nesuprantat, dėl ko yra paskirta, tai visada nebijoti klausti ar paskyrusio gydytojo, kad ar čia tikrai man reikia, nes, kaip sakyt, gal liūdna, bet kartais galim išgirsti ten tą pagerti. Tai tokia irgi tokio kritinio mąstymo. Jeigu kažkas šiaip neaišku, nepakankamai patinka, vartojant vaistą kažkas atsitinka, nebijot kreiptis antrų nuomonių. Šiaip apie vaistus visada faidai pasitart su klinikiniais farmakologais. Taip, būtinai. Gal ta prieiga prie klinikinių farmakologų šiek tiek sudėtingesnė, bet galiu pasakyti, kad ir Vilniuje dabar jau ambulatorinės konsultacijos yra, kolegos pradėjo dirbti, tai reiškia plečiasi su bet kokio gydytojo siuntimu. Tai ir tiesiog, aš manau, kad reikėtų atsiminti, kad tas natūralumas tai yra darymas to, kas yra reikalinga. Taip. Tai mes jau dabar esam biškai kitaip, nes mes nebesam tame natūralume, kad nieko nedaroma, ne? Natūralumas yra daryti tai, ką būtinai reikia, bet nedaryti per daug. Ir daryti saugiai, savo nepakenkti. Tai ačiū tau labai, Eglė, už pokalbį, ačiū, kad atvykai, pasidalinai taip nuoširdžiai ir papasakojai ir savo praktikos ir su kuo pati susiduri. Tai jeigu mūsų žiūrovams ir klausytėms patiko mūsų pokalbis su Egle, nepamirškite paspausti like, palikti komentaro ir prenumeruoti Gastro paprastai kanalo.